Sveiki kolegos, šios dienos mūsų tema – kepurės siuvimas. Turiu pasidariusi lekalą, apačioje pas mane yra pažymėta lenkimo linija. Lekalas jau yra normalaus dydžio, pagal tokią kepurę, kokią aš norėčiau ir siūti. Tarp kitko, braižau aš ant permatomos plėvelės, man taip yra patogiau, nes visos linijos matosi, greit nusipiešia, greit nusitrina. Jūs galite braižyti ant ko tik tai norite. Dabar noriu pašnekėti apie patį trikotažą. Trikotažas mano yra stipriai besitampantis, lengvai besitampantis, kepuriai tai bus labai malonu dėvėti. Ir susilenkiam trikotažą taip, atkreipkite dėmesį, tai yra labai svarbu, kad trikotažo metmenų linija eitų taip išilgai. Ir sutapdinam kraštus, čia yra lenkimo linija, dedu lekalą ant viršaus ir dabar padėkite, prašau, lekalą taip, kad vienas jo kraštas eitų labai tiksliai lygiagrečiai trikotažo kirpimo kraštui, o ten, kur yra lekalo lenkimo linija, kad atitiktų tą lenkimo liniją tiksliai trikotažo liniją. Negali būti jokios paklaidos. Reikia taip padėti, kad viskas būtų be galo tikslu. Kai padedam lekalą, galime prisisekti smeigtukais ir išsikirpti. Kepurė mūsų jau iškirpta, galime pradėti siūti. Aš siūsiu su overloku. Prieš siūlant noriu Jums priminti, kad kepurės nusibraižymo pamoka yra jau mano kanale. Aš įdėsiu prašyme nuorodą, kaip tą lekalą Jums pasigaminti pagal savo išmatavimus. Taip pat įdėsiu nuorodą į sekančią pamoką, kurioje parodysiu, kaip galima lengvai ir paprastai sureguliuoti overloką, kad siuvant jisai neištampytų jūsų trikotažo kraštų ir jūsų visos siūlės būtų labai kokybiškos. Taigi pradedame siūti. Mano kirpinyje geroji pusė yra viduje. Dabar jums reikia padėti savo kepurę taip, išskleisti, kad geroji pusė vėl taip pat būtų apačioj. Ištiesiam karūną didelę, ištaisom ir pirmiausiai pradedame siūti štai šituos vidinius kraštus. Vieną su kitu. Susisegam adatėlėm. Kraštus sutapdinam labai tiksliai. Vieną kraštą ir kitą kraštą. Kampai būtinai turi sutapti. Ir šitas įkirpimas taip pat sutampa. Per vidurį būtinai kraštai turi sutapti. Jeigu nesate labai įgudusios, reikėtų šitas linijas susidaikstyti. O jeigu jau ne pirmą kartą siuvate, galite iš karto susisiūti su overloku. Taigi, susisiuvam šitą kraštą, su kita puse padarom lygiai tą patį, šitą kraštą ir šitą kraštą. Prieš pradedant siūti, noriu Jums priminti, kad trikotažas yra siuvamas tik su trikotažinėmis adatomis. Ant dėžutės jūs turite matyti stretch pavadinimą. Aš siuvu su 75 numerio adatomis. Adatos yra 2. Siūlai 4, siūlų spalva aišku pritaikyta tiksliai pagal audinio spalvą. Jie negali skirtis. Pradedame siūti nuo viršutinio kampo ir ties va šituo prakirptu kraštu išvažiuojam į nulį. Štai taip susiuvam visus 4 kraštus. Kai vidiniai kraštai susiūti, jūs turite matyti štai tokį vaizdą. Dabar mums reikia
kepurę perlenkti pusiau, sudedant ją gerosiomis pusėmis į vidų. Štai taip. Perlenkiam ir sutapdinam. Vat štai šitas siūles. Jos būtinai turi sutapti. Tam, kad šitoje vietoje nesigautų didelis siūlės storis į vieną pusę, aš darau taip. Vieną užlaidą nuverčiu į vieną pusę, kitą užlaidą nuverčiu į kitą pusę. Šitą vietą būtina yra susitvirtinti, susisekti smeigtuku, o jeigu mažiau esate įgudę, tai tada ir susidaikstyti. Ir dabar daikstome nuo štai šito krašto. Taip, sutapdinam per vidurį. Čia sutampa mūsų siūlė ir toliau einam, daikstom visą ilgąjį kraštą. Kai susisegam visą kepurę smeigtukais, mums ją reikės susiūti su overloku. Dabar atkreipkite dėmesį, kepurė yra sudėta gerosiomis pusėmis į vidų, susisekta ir tam, kad po to susiuvimo mes galėtumėm ją išversti į gerąją pusę, mums reikia pasilikti tarpą, išvertimo angą. Vadinasi, su overloku pradedame siūti nuo štai šito kampo, kur yra įkirpta, siuvame iki tam tikros vietos, tada su overloku išvažiuosime į orą ir pradėsime siūti nuo štai šitos pažymėtos vietos ir jau tada važiuosime aplink visą kepurę iki pat galo, iki paskutinio kampo. Dabar kokią angą pasilikti? Aš pasilikau maždaug 5 cm angą. Mažesnės nevertėtų pasilikti, nes po to bus labai sunku išversti kepurę. Orientuokitės maždaug į 4-5 cm. Jau girdžiu klausimą, o kur tą angą nusibraižyti? Jeigu štai maždaug šitoje vietoje yra mūsų kepurės lenkimo linija, vadinasi, anga turi būti nubraižyta, orientuotasi į viršutinę dalį. Jinai bus vidinėme sluoksnyje ir po to bus užsiūta paslėptų dygsniu, tam, kad ji nebūtų matoma iš išorės. Na va, viskas susisiuvo, su overloku darbas baigtas, anga yra išvertimo. Vienintelį dalyką, ką rekomenduočiau jums padaryti, tai surišti va štai šitų overloko siūlų galiukus, kad po to dėvėjimo metu, skalbimo metu, kad overlokas neatsipalaiduotų ir siūlės neiširtų. Tai pirmas dalykas, surišam mazgus ir išsiverčiam kepurę per štai šitą mažą angą. Kai kepurę įsiverčiam, pirmiausia patikrinam, ar visi kampai užsisiuvo tvarkingai, ar neliko jokių skylučių. Viskas gerai. Taip. Ir svarbiausias momentas, pats įdomiausias, ar siūlės šitoje siūlių sandūroje sutapo. Jeigu nesutapo, ardom ir siūvom iš naujo. Gerai, juokauju. Jeigu viskas gerai, vadinasi, vienintelį darbą, kurį mums reikia dar padaryti, tai užsiūti štai šitą paliktą angą paslėptų dygsnių. Imame tos pačios spalvos siūlą ir susiuvam su ranka ir su adata. Bet prieš užsiuvant angą reikia būtinai sutvirtinti abu kepurės galus, kad kepurė neišsinertų. Perlenkiam kepurę per pusę. Štai taip. Ir per angą susirandame vieną ir kitą kepurės galą. Tas siūlių sandūras. Va šitas, vieną siūlių sandūrą ir kitą siūlių sandūrą. Ir dabar jas reikia tarpusavyje rankom, va čia sutvirtinti dvigubų siūlų keletų dygsnių. Susiuvam tvirtai, siuvame tik tai pačias siūlių užlaidas. Padarom 3-4 dygsnius ir to užteks. Be abejo, pabaigoje visada reikalingas mazgas. O jeigu nepasitikit, galite padaryti ir 2 mazgus. Štai taip. Siūlą nukirpam. Dabar jau kepurė
yra sutvirtinta, jau ji panašėja į tikrą kepurę. Taigi dabar užsitvirtinam angą. Kai užsiuvinėjate angą paslėptų dygsnių, pirmiausiai slepiame mazgą. Užlaidas lenkiam į vidų ir kabinam už vieno krašto poros siūlų, už kito krašto poros siūlų, darom labai mažą dygsnį ir siūlą užtraukiam. Kartojam tą patį už vieno krašto, už kito krašto ir siūlą užtraukiam. Negalima siūlo labai stipriai įtempti, nes susigarbanos šitas kraštas. Siūlas turi būti ne tai, kad laisvas, o tiesiog jūsų tas susiuvimas turi būti tiesus. Kartojam tuos visus dygsnius, tol kol nueisime iki pat užsiuvimo angos pabaigos. Ten padarysime mazgą. Anga jau užsiūta ir šita dalis bus vidinėje kepurės pusėje. Išverčiam kepurę į gerąją pusę. Vienintelis, kas mums belieka padaryti, tai gražiai išlyginti štai šitas siūles. Kad gražiai nusilygintų siūlės į vieną pusę ir va štai šitas kampas, kad prisilygintų. Na štai ir viskas. Prilyginom kampus, prilyginom viršutinę dalį, šiek tiek užlyginau atvartą nedidelį ir jau galima dėvėti. Oras atšalo, kepurė gatava. Jeigu jums patiko pamoka, spauskite like, užsiprenumeruokite mano kanalą, nes dar darysime daug gražių darbų. Dar bus daug įdomių pamokų. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė.